Labas visiems įjungusiems šitą video vlogą. Biški susiruošėm. Ir galvojom eiti iki outleto, nes reikia užsukti drogą, reikia užsukti paštomatą, reikia užsukti į senukus. Gal tą jūs užmigs. Važiuosim su vežimėliu. Kiek čia kilometras kažkur kito outleto, tai čia nėra problemų, greitai nueisim. Senukai irgi netoli yra, nes iš senukų reikia nusipirkti man adapterį kortelį kameros, kadangi prie Apple nesikiša, yra visai tokie kištukai ir reikia tokio kaip perėjimo, o mano perėjimas, nesupratau, kas jam atsitiko, atrodo veikia, bet nerodo kortelės, kad yra įdėta į tą skaitytuvą kompiuteryje. Tai eisiu nusipirkti adapterį naują, mačiau senukose yra. Savo kosmos kažkoks. Nuo pusiaukelės pradėjo darbiniais reikalais, nu žodžiu, tokius problemas sprendėm, tai dabar dar parėjome namus. Kokią valandą dar čia, žodžiu, ant telefonų kabėjau. Bardakas toks namuose. Tai jūs jau noriu išsikrausyti lagameną išsitempti. Žodžiu. Kažkaip žiauriai išbalamutino ir dabar galvoju, biškai atsisėsiu, calm down tiesiog. Nes nežinau, ar noriu valgyti į tualetą, ar atsigerti, ar kas toks. Tas visokių problemų sprendimas užnervinu. Nu, ten nebuvo smarkiai tų problemų, tiesiog norėjom išspręsti, bet dėja nepavyko išspręsti, reikės ten kištis jau tiems specialistams. Nu va, šiaip viską nusipirkom, ką beveik reikėjo, bet pagrindinio dalyko tai tos atminties kortelės, to skaitytuvo neradau senukose. Realiai mano pagrindinis buvo dalykas nueiti nusipirkti tą kortelę, nes be jos nebus vlogų. Bet aišku, jeigu šitą vlogą matot, tai aš jau nusipirkau ją. Tiesiog nebuvo, aš durna nepažiūrėjau, kokioje parduotuvėje rasti, nes aš vieną ten radau internete. Žiūriu, ten likučių yra kažkokiose parduotuvėse. Ai, galvoju, bus, nes ne vien tik tas buvo ir kitų ten tų modelių, tai buvo tikrai nors vieną rasi. Bet absoliutiškai vat nulis, nebuvo visiškai nieko. Ai, ką aš senukų nusipirkom, tai toj parodysiu. Nusipirkau katilą, didesnį katilą, nes turim tik 2 puodus. Vienas toks labai mažiukas, kitas šiek tiek toks vidutinis, bet, pažiūrėjau, kokiai sriubai neturėjom ir nusipirkau samtį. Pasirodo, samčios mes neturim. Kaip tiklėlė buvo užsikus. Bandelių su varške, labai skaniai. Dar tą ir paėmiau tokių burbulų. Čia tų vitaminų, ne vitaminų, bakterijų aš jam visada duodu. Siuntą išsiuntėm ir kai grįžom namo, žiūriu, vėl nupirko iš Vintedo. Vėl reikia siuntą supakuoti, bet gerai, kad čia šalia tas paštomatas, nes DPD paštomatas pas mus yra šiek tiek toliau. Reikėjo paeiti. Aš žinau, kad reikėtų pavalgyti, bet aš taip noriu bandelis. Aš vis tiek negalėčiau išgyventi be bandelių. Nu, ta prasme, man, va, čia pasimau su varške tokie. Sveikata. Iš prezo kepyklėlius patys skaniausi yra gamini. Man patinka ta tešla bandelių. Mažimas priparkuotus nevietą. Nu, štai gerulį. Nusipirkau puodą, išpakavau ir po to tik pagalvojau, ar tas puodas tiks man. Prasme, elektriniai virykliai. Deja tinka. Žodžiu, jau buvau biškai stresavus, nes jau nukirpau visą tą pakuotę, viską išėmiau. Ir paskui taip dengti galvą. Okei, aš nepažiūrėjau, kokiai virykliai jisai tinka, bet pasirodo visom virykliam tinka, tai tajus dėja palūžo 5:30. Tai aš taip smarkiai tyliai ir nevaikščiusiu vien dėl to, kad jis nemiegotų ilgai. Nes vakar, pažiūrėjau, nuėjo jisai be pokaičių buvo, nuėjo miegoti prieš 8 ir man 10 val. Jisai atsibudo. Nu ir ką, iki 2 valandų trali-vali buvo. Nu jeigu ir vėl tas pats būtų scenarijus kaip vakar, tai ne. O šiaip ilgai ir nepamiegos. Remontai. Dabar žiūriu, vėl stiklas suskaldytas telefonu. Reikia pasikeisti. Gerai, kad daug užsisakiau. Eisiu greičiausiai pavalgyti pietus, nors vakar nei vakarienis nevalgiau, paliko. Dabar kažkaip 2 bulkutės užkandau ir nenoriu nei pietų dozės valgyti, nors šiaip jau reikėtų vakarienį. Žodžiu, neįsirenku ką valgyti. O problema. Nes pietums jautienos maltinis su bulgur kruopomis, o vakarienė yra lašišos salotos su lęšiais ir moliūgais.
Gal tai paliksiu tą maltinuką jautienos. Jo, aš tada paimsiu lašišą. Įdomi, valgyt galima, nu, kaip visai neblogai, nes čia yra lašiša, tos kruopos kažkokios, nežinau čia. O tokios ir moliūgas. Šiaip moliūgas biš toks, galėtų biš minkštesnis galbūt. Ir buvo padažas, bet man atrodo kažkoks kaip aliejus. Gal pat ir nesigaminčiau, bet pamėginti, paragauti tikrai įdomu, skanu. Plius, kad čia yra sveika, subalansuota. O šiaip galvoju, kai vyras grįž, tai reikės ir jam pasiūlyti. Nors jis jau irgi buvo užsiminęs, bet po to kažkaip neužsakinėjom, nes vis tos šventės visokios viskas buvo. Po to aš viena žadėjau užsakyti, bet galvoju, nu, jeigu aš savo užsakinėsiu, aš vis tiek turėsiu vyrui gaminti. Tai greitai kažką pagaminti galima. Bet vis tiek reikės vyrui gaminti, tai tiesiog neapsimoka. Nu, va, sakiau, kad parodysiu, kaip užsidedu stikliuką. Tai prieš tai aš čia turėjau šitam va tokiam dėkliukė, buvo stikliukas. Realiai galima bet kurį stikliuką užklijuoti va su šito pagalba. Biški burbulų. Žodžiu, biški yra burbulų, čia kažką pasigavo. Bet šiaip manau, kad šitas nelabai. Čia turi būti tas specialiai stiklas, kuris ir buvo įdėtas. Kas mane sekat jau senai, žinot, kad aš savo veido odą prižiūriu su Skin Lovers. Aš kol naudoju tą visą produkciją, man dingo visokie spogeliai, visokie inkštirai, tempimai, kažkokie šerpetojimai, sausumai odos. Žodžiu, dingo visos problemos. Bet sugalvojau turėti problemų. Sugalvojau pabandyti kitą veido priežiūros rutiną. Iš draugos, kur buvau grožio mokyklos gavusi, nu, tą goodie bagą ir tiesiog produktai Nivėjas. Čia naktinis kremas, dieninis kremas, serumas ir dar paakių kremas. Pastebėjau, kad ant šitos vietos, ant smakro, kaip man ir visada būdavo problemos, tai va šita zona, kad labai atsirasdavo inkštirų ir spogų. Nu, tai žiūriu jau ir čia vienas inkštiras. Čia vienas toks spogelis buvo pradingo, bet nedingsta dėmelė po spogelio. Vat sugalvojau turėti problemų. Tiesiog norėjau pabandyti. Galvojau, tiek metų jokių problemų neturiu ant veido odos. Galvojau, nieko nepakenks. Bet vat pasirodo, kažkuris produktas iš šitų kemša man poras. Tiesiog vat šitoj vietoj. Tai, nu, gaila, nežinau, kur dėtus produktus. Ai, vyrui atiduosiu. Vyras susiteps, tai... Tai jis koks juokingas. Kai valosi dantis, būtinai turi prišėsti ant to šiukšliadėžės. Kaip? Architektas. Oh no! Tai su nesąmonė. Wow, kokia pilis didelė. Wow. Wow, to Jukos kokią pilį pastatė. Oh no! O, no, be demonio. Nu, va, ką tik atkeliavo rytojaus maistas. Pusryčiams yra 2 indeliai. Tiek tajų, tiek man avižinių kruopų košė su vaisiais. Atrodo tokia mažutė, bet šiaip daug, 317 kalorijų, tai tikrai nemažai. Bet nežinau, jaučiu, tajus rytoj nevalgys, kadangi yra vaisių. Pietums yra kepta vištiena su pipiriniu padažu ir bulvėm. Ir vakariniai yra vištienų salotas su apelsinu. Šiaip skaniai atrodo, granatų sėklos. Toks rytojaus mylas. Taip, mes ką tik po pusryčių. Dar nesušukavusi su siuntos pakavau. Iš tikrųjų labai gerai sekas man Vinted, nesitikėjau, kad taip kiekvieną dieną vis kažką nuperka. Bet kiekvieną dieną ir siunčiu. Tai realiai, aišku, galėčiau palaukti kokią savaitę, susirinkti ir tada nunešti. Bet nežinau, aš noriu kuo greičiau išsiųsti, atiduoti ir viskas. Ir jo, reikės bandyti šiandien gal nuvažiuoti iki senukų kažkurių, tai nusipirkti tą kortelį skaitytuvą. Ai, dar pusryčiams, man atrodo, nesakiau, valgiau tą košę, avižinę košę. Bet kaip ir minėjau, tą jis nevalgė, tai jam dešrelį išviriau, o aš tą košę suvalgiau. Jinai keista tom, kad jinai nevirta. Tiesiog užpilta, ten atrodo su kokosų pienu, šiaip skaniai su vaisiais, bet tos avižos nevirtos. Tikrai jautėsi tekstūra tų avižų, ten tik tiesiog užpilamos. Nes aš žinau, danai taip mėgsta valgyti, jie tiesiog su pienu užsipila avižos ir viskas su šaltu pienu. O taip ir valgo kaip sausus pusryčius, tos avižos net neišbrinksta, avižiniai tie dripsniai. Tai aš žinau, kad jie taip labai mėgsta, jų pusryčiai tokie. Ir tai čia irgi kažkas panašaus, kaip supratau. Bet šiaip skanu buvo.
Bet kaip iš tikrųjų yra ir faina, ir juokinga tuo pačiu. Tai užtenka matyti vieną kartą, kai aš ką nors darau ir jisai irgi išpasakos vieną daryti. Tai žodžiu, aš lango taip nevalau su tuo šepetėliu. Ten porą kartų valiau ir jisai matė, kaip aš valau ten vidų. To siurblio tiesiog su tokiu šepetėliu, kuris yra į vidų dėtas. Ir jis viskas lenda, pasimta šepetėlį, eina ten krapštinėti, valinėti. Kur tu dabar eini su to per visus langus, eini? Bet tai mama taip nedaro su to šepetėliu. Ir taip nedaro mama su šepetėliu. Siuntos išsiųstos, senukai aplankyti, nusipirkta tas skaitytuvas, nusipirkta, aišku, fūra mašinų. Gerai, pasiėmiau kompą, tikiuosi nebus išsikrovus kaip visada. Aš išgelbėta, veikia. Aš net nebeatsimenu, ar jums rodžiau, nerodžiau, ką pietum šiandien valgysiu, nes kai dalinuosiu ir Instagrame, ir čia, žinot, kamera kažkada vis pasijungi, kažką filmuoju, tai aš nebepamenu, kur aš ką šnekėjau, kur ką rodžiau. Bet jeigu rodžiau, tai sorry, dar kartą parodysiu, jeigu nerodžiau, tai pamatysit. Pietum šiandien yra vištiena su bulvėm ir čia, man atrodo, pastarnokai vadinasi marinuoti, bet tokie faini kaip maži moliūgėliai. Ką aš galiu pasakyti? Skanu? Labai skanu. Ir tiek, kur sakau. Kas? Atneš man, atidarys tą. Pastarnokai tokie skanus marinuoti. Ką tik užsakiau iš Bolto, per Boltą, kad atvežtų iš Krustum kepyklėlės bandelių. Žinot mane, aš turiu silpnybę. Turiu priklausomybę, silpnybę bandeliams. Ir čia buvo, tokį pasirinkau specialiai. Ačiū. Ačiū. Eik ten grok su savo bliūdais, va ten. Ir čia užsakiau tokią slaptą, ta prasme, mystery box dėžutę, kur įdeda 7 bandeles, įvairiausias visų po vieną. Pasižiūrim, tokia nemaža dėžutė, jinai kainavo 7,50 €. Geras, aš kaip tik norėjau dar šitų užsisakyti. Jie, kaip skaičiau, tiesiog sudeda tas bandeles, kur, kaip pasakyti, mato, kad jau šiandien gal nebeišparduos, mato, kur didesni likučiai ir greičiausiai tuos įdeda. Jau nežinau, kelias dienas, kompas baisus, reikia nusivalyti. Vis bandau redaguoti po truputį vlogą, bet, labai sunku vien dėl to, kad, pažiūrėk, koks laukia oras, saulė šviečia. Tiesiog nuodėmė neišeiti į lauką. Tenka eit su Tajam vėl kažkur į lauką pasivaikščiot, vien dėl to, kad nežinom, kiek ilgai bus tos saulės. Dabar 3 diena, man atrodo. Čia toks yra kažkoks apleistas, nežinau, mokykla ar kas čia bus. Gal ir nepatikėsit, bet tokie apleisti pastatai. Tai yra mano stichija. Man baisu, bet man patinka. Vien dėl to, kad kažkaip, nežinau, pasikraunu kažkokios energijos. Šiaip viena iš mano svajonių yra
aplankyti Černobylį, ten tą Pripetės miestelį, kur ta visa nelaimė įvyko, tai ką ten pamatysi? Tu tiesiog apleisti pastatai ir tiek. Bet aš į tokius apleistus pastatus žiūriu šiek tiek giliau, nei tik į apleistą pastatą. Aš visada įsivaizduoju, kad čia kažkas buvo, kad čia vyko gyvenimas, čia kažkada gal šitoj klasėje kažkas mokinosi, gal čia kažkas gyveno, gal čia kažkas dirbo, gal kažkas čia įvyko. Dėl to man patinka visokie tokie siaubo filmai su kažkam dvasiom, mistika ir va tokius visokius apleistus vietovės. Mačiau, kad yra dar viena vieta, toks dvaras. Ir visai čia kažkaip netoli, toks apleistas dvaras, kažkas ten statė pilis jinai vadinasi. Kažkas ten statėsi, nežinau, ar gyventi, ar kažkokį viešbutį daryti. Dar mačiau neseniai per žinias, kad ten buvo užsidegęs stogas. Ten irgi yra apleistas, bet įspūdingas pastatas. Tai va ten labai norėčiau dar nuvykti. Įsikibk, stipriai laikykis. GG. Pritrūko laukia veiklos, sugalvoju balkonį. Parėjom iš lauko ir, žodžiu, parėjau šudinais batais. Kartais supuvusių lapų krūva nereiškia supuvusią lapų krūvą. Reiks gal pavalgyti, beje, šiandien paskutinė diena. Nieks daugiau valgyti man nebatneša. Reiks užsisakyti, manau, kitai savaitai, bet reikia palaukti vyro, kai grįž paklausti, ar jis norės ir kokio jisai norės. Na, aišku, galim susirašyti, bet dabar ne tas galvojam, ne maisto planai. Tai va, pusryčiams mes turėjom, aš man atrodo vakar nerodžiau, pusryčiams turėjom sumuštekų, tokių tiesiog sumuštiniai kepti su kalakutienos kumpiu. Aišku, tai jūs nevalgo tokių dalykų, tai aš suvalgiau vieną, bet kitas paliko, nu tiesiog vėliau gal pasišildysim. Vakariniai yra vištienos salotus su aguonų padažu. Oho, įdomiai. O pietums yra kepta kalakutienos filė su spanguoliu, su spanguolių padažu. Aš greičiausiai gal salotas tada tas suvalgysiu, paskui vakarės sumušti. Žodžiu, toks pasirinkimas, kad net nežinau, kurį čia dabar pradėti valgyti. Bet dabar, kai pagalvojau apie tą maisto planą, nu, iš tikrųjų gerai. Tik, aišku, atrodo skaudžiai, kai reikia sumokėti iš karto tokius pinigus, nes kai eini parduotuvėje apsipirkti, tai nu, po truputį apsipirkinėja, bet, pavyzdžiui, mes irgi dažniausiai savaitę išleidžiam kokį 100 eurų, nu taip, apie 100 eurų, bet dar po to būna kokio pieno, duonos, abeidamas to pieno duonos pasiimi dar kokių sausainių atsigerti, dar visokių nesąmonių, nu tai vis tiek gaunasi apie 150, jeigu dar kokią kavinę eini arba užsisakai maisto, nu vis tiek gaunasi tikrai nemažai savaitę. Čia irgi kažkas panašaus gal, nežinau, nu, sunku sulyginti, sunku suskaičiuoti, kažkaip, nežinau, labai taip neskaičiuojam, bet taip primečiau, kad vat, panašiai kažkas ir gaunasi. Bet ir laiko atžvilgių, ir skonio atžvilgių, ir subalansuotumo atžvilgių, sveikesnio maisto atžvilgių, patogesnio, greitesnio ir taip toliau, galvos nesukimo netgi ką valgyti. Dabar vat, einam namo iš lauko ir aš žinau, esu rami. Nereik man galvoti, ką aš turiu, ką gaminsiu, oi, ten mėsos neįsitraukiau, ten bulvių nebeturiu, kažko tokių dalykų. Aš žinau, kad aš pareisiu, yra tik pasišildyti ir suvalgyti. Tai, nu nežinau, aišku, dabar viskas atrodo faina, bet žiūrėsim kiek ilgai. Žiūrėsim su vyru, kaip vyras spręs, ar jisai dar norės. O šiaip, sakykime, kaip aš pati jaučiuosi, o po tokio maisto 5 dienų, negaliu sakyti, kad ten trykšta energija, čia atsigavo jėgos, kažkas tokio. Nieko tokio dar kol kas nepastebėjau, aišku, tik 5 dienos. Bet ir sausainių valgiau, ir bandelių valgiau, tai čia nėra, kad aš kažko sveikai noriu laikytis kažkokios dietos ar kažko tokio. Na, tiesiog noriu subalansuotą maistą, sveikesnį maistą valgyti, reguliariai valgyti, ne taip, kad ten, žinot, į dieną ten vieną kartą arba kada turi laiko, nes čia tiesiog aš net nespėjau iššalkti, žinau, kad yra, taigi pasiimsiu ir pavalgysiu. Nes būna, gaminu aš visada valgyti, kai jau noriu valgyti, o gal kol dar pasigamini tą valgyti, tai tiesiog žarna ryja, tai taip ir būna. Ai, atsakau, nėra mano tikslo kažkokio, nu gerai, yra šiek tiek tikslas, galvoju, gal šiek tiek pavyks numesti riebalo nuo pilvo, nuo pilvo ir šono. Galvoju, gal šiek tiek reikėtų ir su maistu susitvarkyti, o po to jau kažkokias procedūras daryti. Labas rytas, šeštadienis ir šiandien reikia jau naminio maisto gamintis, nes nebe... Ai, galvoju.
Turiu dar sumuštinį iš vakar pusryčių, kur tais nesuvalgė. Kartais neišeina susitart su siurbliu, nesusišnekam tiesiog. Arba šiaip nesąmonį šnekam. Žodžiu, tai va, šildysiu šitam sumuštiniu vaflių keptuvį. Tai išviriau košės avižinės ir su bananu. Galvojau šiandien, kad visiškai nelysiu į lauką, neįsiu į lauką, nes kelias dienas jau iš eilės ėjom į lauką, o be to labai šalta šiandien. Bet ėjau, nes reikėjo pasimti siuntinį. Pažiūrėkim, ką aš čia užsakiau. Ką tu čia darai? Ką? Sėdint savo drabužių bardaką pasidarė. Šiaip tikėjus, kad ateis gražiau supakuota, nes kiek ten mačiau, rodė tos visus pakavimus, kad deda į dėžutės, ten suriša su kaspinais, dar ten dovanų įdeda. Aišku, yra viskas dėl reklamos, tai nelabai tikėjus, kad kažkas panašaus bus, bet vis tiek galvojau. Kadangi jau taip rodo, galvoju, gal taip ir bus supakuota, bet ne. Atėjo tiesiog paprastą maišelį. Užsakiau iš tokį baltą megztuką. Megztukas palaidinė, jis tokiom 3/4 rankovėm. Labai abejoju, ar man tiks dydis, nes ten dydis buvo universalus, man atrodo. Ir nuotraukose buvo nufotografuota ant modelio, kurio ūgis 1,75 m. Mano yra 1,65 m. Tai 10 cm jau yra daug. Ir jai ten, aišku, kaip tik atrodė. Kaip visi mėgsta tokias trumpas ir plačias. Na gerai, reiks bandyti pasimatuoti, bet šiaip manau, kad tiks. Svarbiausia, kad kaklas vėl nebus toks, nes aš panašu turiu tokį megztuką ir neradau nieko ir labai norėjau prieš šventes nusipirkti, bet buvo tik tai su tokiu kaklu, biškai nepatogu. Tai čia šiek tiek toks kakliukas, fainas, man atrodo. Tikiuosi nesikandžios, arba galima kažką užsidėti papačiu. Nėra tas jau labai kur daug to pūkelių, tai aš parodysiu, ką aš buvau nusipirkusi. Aš va tokį prieš šventes pirkausi, bet čia man atrodo yra merino vilna. Irgi, bet jinai jau yra, tokio daugiau to pūko. Užsidėjom. Aišku, galėtų būti labiau gal čia šita vieta aptempta, kad taip laikytųsi. Bet šiaip fainas, toks, nežinau, jaukus, mielas ir didis visai, man atrodo, okei. Ką, redaguoju iš to vlogą ir žiūriu, kad pabaigos neturiu šiam. Tai tiesiog greitai prisijungiu, noriu atsisveikinti, nes be pabaigos, be atsisveikinimų kažkaip atrodo keistai, ne? Atsisveikinu šitam vlogam. Ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi patiko, paspauskit laiką ir susitinkam kitame mano video. Ate.